Kalbant apie fotoaparatus, reikia nepamiršti tokios keistos gana fotoaparatų klasės, kuri šiuo metu yra šiek tiek primiršta dėl konkurencijos su mobiliais telefonais. Tai yra vadinamosios muilinės. Kodėl jos muilinės, manau, klausimų nekyla, nes korpusas išties primena muilo gabalėlį. Šitie taip vadinamieji point and shoot fotoaparatai, jie buvo gana smarkiai paplitę dar prieš išpopuliarėjant fotografuojantiems telefonams. Ir iš esmės, netgi dabar, tai vis tiek yra fotoaparatas, jeigu lyginti su pačiais paprasčiausiais fotografuojančiais telefonais, jeigu kam įdomu, galite pažiūrėti atitinkamą video. Reiškia, šitie fotoaparatai, jie turi panašią raišką, turi daug prastesnį ir paprastesnį procesorių negu mobilūs telefonai. Ir svarbiausia tos, pavadinkim taip, muilinių klasės fotoaparatų ypatybė yra maža matrica. Aš čia pamėginau iš popieriaus iškirpti maždaug kokio dydžio yra tos matricos, čia su pirštu palygint. Čia yra tipinė muilinės matrica, reiškia tokio aparatėlio. Čia yra vadinama APS-C fotoaparato matrica, vadinamieji kropai, apie jos bus atskiras video. O čia yra taip vadinamasis pilno kadro fotoaparatas, reiškia irgi apie jos bus atskiras video, truputėlį papasakosiu, kokios skiriasi ir netgi palyginsiu galbūt jos. Tai tie visi muilinės tipo fotoaparatai, jie reiškia turi mažytę matricą, kas iš tikrųjų yra blogai, bet kadangi jie turi mažytę matricą, reiškia visa optika irgi gali būti mažytė. Reiškia, optikos dydis yra praktiškai tiesiogiai proporcingas matricos dydžiui. Reiškia, jeigu norime mes padaryti mažą kompaktišką fotoaparatą ir turime mažą matricą, tai yra didžiulis privalumas. Ir reiškia, mes galim daryti mažą optiką, reikia mažai stiklo, mažai metalo. Ir reiškia, galim padaryti, pakenčiam optiką pigiai. Tai reiškia, panašios matricos yra ir mobiliuose telefonuose, kai kur didesnės, kai kur mažesnės. Reiškia, ir atitinkamai pačių muilinių yra visokių. Yra tos vadinamosios muilinės, kur jau yra aukštos klasės. Reiškia, juose matrica gali būti beveik tokio paties dydžio kaip šita. Ir jos užima tokią tarpinę poziciją tarp fotoaparatų su keičiamais objektyvais ir fotoaparatų tiesiog su esančiais fotoaparato kūne pritvirtintais objektyvais. Tai tos muilinės dažniausiai turi gana neblogą optinį priartinimą, jeigu lyginti su mobiliais telefonais, bet kaip sakiau, jeigu muilinė yra žemos klasės, reiškia šita optika bus pigi, kaip čia tokia flimsy angliškai, ir gaunamos nuotraukos esant ryškiam švietimui, nes kuo didesnė matrica, tuo daugiau šviesos. Įsivaizduokit, mes kažką fotografuojam, pavyzdžiui, žmogų, ir reiškia, vaizdas yra suprojektuojamas, į šitokį kvadratuką žmogų suprojektuoti, šitokį suprojektuoti, šitokį, tai reiškia, tas vaizdas, kurį užima žmogus, reiškia, visa ta šviesa, jinai bus taip suspausta ir suprojektuota į šitą mažytį, reiškia, kvadratėlį ir tam vienam pikseliui, teks mažai šviesos. Tai kai to šviesos pakanka, su muilinė galima visai neblogai daryti kažkokias reportažinės nuotraukas, peizažinės. Reiškia, taip, tai galima sakyti, šitie reikalai yra nurašyti, bet, kaip visada, yra niuansas, kadangi nelabai yra daug norinčių pirkti, o žmonės šitų aparatų turi gana daug dar prikaupę, tai skelbimuose galima įsigyti įvairios klasės muilinių. Čia yra tokios prasčiausios, sakykime, taip klasės, tos, kur geros klasės šviesiais šitais objektyvais, šiek tiek didesniais sensoriais, jos yra, aišku, brangesnės, bet, kainos yra palyginus patrauklios. Tai dėl to visiškai galbūt nurašyti šitų fotoaparatų galbūt nereikėtų, taip, jie pasenę, jie nepatrauklus, bet kai kam galbūt tai gali būti variantas, ypač kas nelabai mėgsta mobilų telefoną nešiotis ten ir panašiai. Tai kokių būna tų muilinių? Aš, aišku, prabangių kažkokių tai labai neturiu parodyti. Tai yra pati primityviausia, reiškia point and shoot.
Antras variantas yra tokia, kaip sakyt, angliškai advanced muilinė, lietuviškai turbūt kokia tai, pagerinta muilinė. Reiškia, šito fotoaparato tas sensorius yra palyginus nedidelis, bet dėl mažos matricos, reiškia, į šitą palyginus nedidelį objektyvą, o iš čia gali išvažiuoti, reiškia, galima sukišti, čia yra atitikmuo, reiškia, pilno kadro šitų židinio nuotolių, tai kaip matome, iš čia eina iki 830 atseit milimetrų. Reiškia, jeigu tai būtų pilno kadro 830 mm objektyvas, tai jis būtų tam tokio dydžio. Tai va, reiškia, ką galima padaryti su tokio aparatu? Jis jau turi kaip sakyti, tikramo fotoaparatui reikalingas tokias funkcijas. Aišku, čia yra irgi pigi muilinė, 50 kartų didinanti. Reiškia, ką jis gali padaryti? Jis gali pritraukti labai daug, priartinti labai daug, reiškia, pritraukti labai arti. Ir nepaisant to, kad kokybė labai prasta bus tokio priartinimo, reiškia, mobiliam telefonam, tik tai ten jau super flagmanam yra galimybė tik tai priartinti. Jisai turi visokių tokių įdomesnių niuansų, pavyzdžiui, yra šitas akutė, kurią galima naudotis esant ryškiai sauliai. Turi visokiausių režimų. Čia šita paprastesnė, bet yra to paties Fujifilmo šiek tiek geresnės muilinės. Ne muilinės, čia yra vadinasi bridge. Reiškia, tai yra tarpinis tarp veidrodinio ir to vadinamo, čia yra tikrasis sisteminis aparatas. Tai yra tarpinis tarp point and shoot sisteminio ir to, kuris su keičiamais objektyvais. Tai nebaigiau. Tai yra kai kurie modeliai, kur šičia galima rankiniu būdu ir fokusą reguliuoti, ir artinti, ir tolinti. Toks iš principo kažko primena normalų sisteminį aparatą, tik tai tiek, kad jo būna maža matrica ir atitinkamai visa optika yra labai kompaktiška ir pigi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, šitą aparatą aš pirkau už 50 eurų. Reiškia, mes galim už labai patrauklę kainą nusipirkti labai nekokybiškai fotografuojantį, sakykime taip, žiūrono su įrašymo funkcija. Tai čia, jeigu kalbėt labai pigiai, yra tų bridge fotoaparatų su, išties rimtom matricom, rimta optika, dažniausiai tai Sony, dabar tiksliai modelį nepasakysiu, berods RX serija, ten RX100 ir panašiai, kai tas fotoaparatas maždaug atitinka tokį, taip kaip sakyt, vidutinio lygio sisteminį fotoaparatą, ypač kai šviesiau. Nes kai šviesiau matricos dydis netaip svarbu, nes daugiau šviesos, tai reiškia daugiau galima ten sufokusuoti, o pačios matricos jos nėra blogos, ten yra visokių gerų mandrų dalykų. Ir reiškia, ir tinkamai tie aparatai yra brangus. Aš, kadangi turiu veidrodinių, turiu sisteminių fotoaparatų, man nelabai reikalingas toks variantas, bet ta galimybė priartinti su šito fotoaparatu iš tikrųjų sugundė, ypač gamtos fotografijai naudinga. Tai aš turiu ir tokią muilinę, palyginimui dydis. Čia yra Nikonas P1000 legendinis ir jame irgi yra tokio dydžio matrica, bet kaip matote, optika yra šiek tiek didesnė. Čia ją iš tikrųjų įjungus galima dar daugiau ištraukti. Ir čia sumoja šitas monstras, reiškia, gali priartinti kaip toks neblogas teleskopas. Vaizdo kokybė iš tikrųjų yra prasta, nes vis tiek matrica maža, optika nors ir sąlyginai nebloga, bet yra labai kompaktiška ir dėl to, kad taip galėtų išvažiuoti, įvažiuoti. Reiškia, jinai yra su tam tikrais kompromisais, šitam video nelabai norėčiau apie jo šnekėti, bet kad suprasti, kokio didumo šitas daiktas, tai atnešiu pilno kadro fotoaparatą. Kaip matom, čia yra maždaug tie patys gabaritai. Aišku, čia yra nepalyginamai, kaip sakyt, nepalyginami dalykai. Čia yra maža matrica, yra didžiulis priartinimas. Čia yra didelė matrica ir palyginus nedidelis priartinimas. Reiškia, čia yra kiek 120 priartinimas,
kai čia yra 3000. Reiškia, visur yra savi kompromisai, bet tiesiog ir dar, kas įdomu, kad va šitas aparatas yra brangesnis už šitą. Nes dėl jo retumo, specifiškumo, bet sakau, kiekvienas turi savo nišą ir, žodžiu, šita karališka muilinė, jinai vis tiek lieka muilinė, nes jos yra mažytė matrica. Tai va, ir turi tas pačias problemas, kurias turi tie maži fotoaparatai. Na, bet kaip sakiau, viskas priklauso nuo kainos, kažkokio tai, reiškia, labai geros muilinės arba labai gero bridge fotoaparato su, kaip sakyti, gera matrica ir gera optika pigiai neįsigysim, bet tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų nemėgsta kaitaliot objektyvų ir taip toliau, na, tam tikra prasme tai gali būti ir variantas. Jeigu naktį nefotografuojama, krikštynų visokių ten tamsioje bažnyčioje irgi nereikia fotografuoti, o dažniausiai keliaujama arba vaikščiojama ten ar kažkur tai fotografuojama ryškioje dienos šviesoje, kodėlgi ne? Tai yra vienas iš tų variantų, apie kuriuos reikėtų pagalvoti, bet aišku, pavyzdžiui, įsigyjant tokio tipo aparatą, kuris kainuoja ten 50 eurų ir panašiai, reikia turėti omeny, kad jis tikrai turės daug trūkumų, su kuriais, na, tiesiog reikės gyventi. Ir kai tu pasiruošęs, kad, nu, okei, jisai, kaip sakyti, nefotografuos idealiai, bet kiek kitaip negu telefonas, ir galbūt aš kažkokius įamžinsiu dalykus, kur paskui, tarkim, įsiaiškinsiu, kad man reikia kažkokio tai konkretaus, židinio nuotolio, jeigu čia taip įsivaizduoti, tarkim, iš kur žinoti, ar man reikia ten 500 mm ar nereikia. Tai toks fotoaparatas gali būti atsakymas. Prieš įsigyjant arba nuomojantis kažkokią brangesnę techniką, galima išsibandyti kažkokie tai specifiniai objektai, kurios norite, ar specifinės kompozicijos, kurias norite padaryti ir pažiūrėti, kas ten gaunasi, ar jums telpa į kadrą, ar netelpa, iš kokio atstumo reikia fotografuoti ir panašiai. Na, žodžiu, jeigu taip kalbėt apie mane, tai tikrai šitas atsipirko pirkinys, nes tikrai buvo labai įdomu pažaisti su juo, nepaisant to, kad turiu aš tos optikos kalnais, bet išties, laikas nuo laiko aš vis tiek su šito keistų daiktų pažaidžiu, nors jis fotografuoja visiškai neryškiai, tam raiška yra mažytė, bet vis tiek labai įdomus žaislas. Rekomenduoju.